skiriasi šitos ispanų komandos? Su to, kad visiškai buvo dvi komandos. Sevilijai matėm vieną, šiandien kitą. Nu, tai iš tikrųjų mes gal buvom daugiau užsivedę, palaikymas žiūrovų padėjo ir tikrai žaidėm kaip komanda. Tas juos ir palaužė, aš manau. O kodėl taip radikaliai pasikeitė pataikymo procentas? Vis laiko buvo akcentuojama, kad Lietuvos snaiperių prašo, kad niekas net laisvai nepataikydavo, o dabar visiškai situacija pasikeitė radikaliai. Nu, nežinau, pasikeitė, pataikėm, tikiuosi bus taip ir toliau. Čia toks dalykas, kad kartais nekrenta totaliai, kartais krenta. Taip, kad... Manai, kad su vyresniuoju Gazoliu ispanai bus kitokia komanda čempionate? Tai aišku, jisai neš tikrai stabilumo, gal jų žaidime truputėlį vis tiek yra patyręs žaidėjas. Manau, tikrai sutrauks daug dėmesio iš priešininkų gynybos, todėl tikrai atsiriš rankos snaiperiams ir manau, tikrai bus sunkiau žaisti prieš juos, kaip pasiims vyresnysis. Ką dar norėtumėt pagerinti komandos žaidime iki čempionato starto? Norėtume gal nepagerinti, o kad išliktų, bent jau išlaikyti tokią kondiciją, kokia buvo šiandien. Tiek procentai, tiek užsivedimas, tiek komandinė gynyba, tiek komandinis puolimas. Koks rezultatas čempionate tenkintų? Čempionai, aišku, tenkintų tik tais, bet bus matyti, kaip seksis. Čia visi ten čempionais taptų, o ne dėl 3. ar 5 vietos kautis. Jonai, gerai, kad grupės varžybos atideda nuo sąlyginai stipresnių varžovų, būtent nuo Turko, ne nuo Lenkų arba Bulgarų. Ar jokios skirtumo? Manau, kad nėra skirtumo, vis tiek su visais reikės sužaisti, taip kad nelabai manau, kad yra skirtumas, su ko pradėti. Ačiū.